Karoli, kokios bėdos? Ai, žinai, čia tokios problemos man iškilo, norėjau pakalbėti apie atlyginimo padidinimą. Ką tu apie tai galvoji? Nu ką, neigiamai galvoji. Bet tai kodėl vis tik porą metų dirbu, manau, nusipelniau kažko tai? Gal ir nusipelnai, bet pats žinai, kad dabar sunki situacija mūsų įmonėje neturime, mes patys lėšų. Tai dėl to, kad sunki situacija, aš dėl to ir kreipiuosi, nes vis tiek pas mane 2 vaikai yra. Šeima. Tai viena sunki situacija. Žinai, kiek yra tų šeimų daug? Žinau, aš kiek tu uždirbi, žinai, vis tiek tu... Aš irgi žinau, kiek tu uždirbi. Kad tu gaila man iškėlė pakėtą atlyginimą? Mane gaila, nėra iš ko. Ne, tu supranti, man kitos įmonės irgi siūlo darbą geresnį, didesnį algą, tai ką man tenai? Tai doris tenai. Ne, nu viršininkė, vis tiek porą metų pradirbęs, man vis tiek čia arti darbas yra, aš nenoriu iš čia išeiti, bet kažkaip norisi vis tiek kažkokios tai, bent truputėlį suprantu, bet aš nežinau, dabar tau yra fiksuotas atlyginimas, ar ne? Taip. Tai minimumas, jo? Nu, minimumas, bet vis tiek mano rodikliai vis tiek yra geresni, negu 1 metai kai įsidarbinus. Tik padalinimu mano didėja. O kur tie rodikliai tai parodė? Tai dabar aš neturiu, bet pasitikrinti pas save sistemą, kai turi būti viskas. Nėra. Buhalterė, atneš, parodysim, pažiūrėsim, susitarsim. Nu ką, žinau, tą savaitę 3 skambučius gerus padariau, pardaviau. Ar savaitė 3? Tai čia gerai yra. 3 tavo skambučių nieko nereiškia, pažiūrėk, praeitą savaitę Tomas įsidarbino, padarė 4 iš karto. Tik pradėjęs dirbti. Tai čia nuo jokio sėkmė, žinai, vis tiek aišku, pasitaikė geri klientai ir tiek. O tai turi būti tavo įdirbis, va. Nuo jokio sėkmė. Sakei pats, 2 metus dirbi ir daug padarai, bet 3 skambučių nėra daug. Ne, dažnai, bet aš pastoju pat 3 padarau, tai čia iš ties pirmieji susikupė visai nemaža suma jau. Na, žinai, kaip ir suminėjau, sunki situacija, reikia biškai daugiau padirbėti. Nu, kaip dėl procentų, pavyzdžiui, pardavimų, ar tai būtų įmanoma, pavyzdžiui? Na, gal ateity, bet ne dabar. Gal ateity. Sakau, reikia mums atsistoti ant kojų, mūsų įmonėje tada bus geriau. Nu, žodžiu, gerai. Supratau. Davai. Labą dieną, viršininkė. Norėčiau susitarti su jumis dėl susitikimo. Norėjau, kad sakė būtų gerai. Pirmadienį pradėjau. Na 3 valandą užeisiu, gerai? Super. Dėkui. Ar galiu užeiti? Taip, Karoli, prašau, laukiu. Nu, Karoli, kokios bėdas, prašau. Tiek iš skambinau, nusikėjo, manau. Iš ties atėjau pakalbėti apie dabartinę situaciją įmonėje, savo ateitį įmonėje. Turi tam laiko? Jo, žinoma. O žinot, aš taip mačiau vis tiek jau porą metų esu čia dirbęs ir galvojau, galbūt šiek tiek būtų įmanoma kalbėti apie mano atlyginimą. Pats žinai, Karoli, kad dabar yra sunkus laikai mūsų įmonėje, bet na ateity, žinai, gal ir pagerės. Jo, aš pilnai suprantu tą krizės situaciją, bet aš padariau tyrimą apie vidutinės algas mūsų rinkoje, būtent mano profesijos pardavimų vadybininko. Štai čia turiu to tyrimo rezultatus, galite peržiūrėti. Čia matau ir tavo veiklos rezultatai yra, ne? Taip, padariau taip, kaip savo pardavimus per pastarąjį mėnesį ir galvoju, kad vis tiek mano atlyginimas yra šiek tiek mažesnis negu vidutinis atlyginimas rinkoje. Galbūt galim apsvarstyti tą situaciją. Tai žinoma galiu apsvarstyti, bet tai žinai, ir mūsų algas nedidelės, reikia visiems dažus įsispausti. Nu, va, kaip matote, čia lentelė matosi mano pardavimų rezultatai, kad jie vis kyla, per pastaruosius metus tai kyla pakankamai ženkliai. Ir galvoju, būtent tas didesnis atlyginimas mane motyvuotų dirbti dar labiau, vos veiktų kaip įmonės motyvacinė sistema ir galėčiau dar labiau pakelti įmonės vidutinę vertę. Žinai, Karoli, aš tau visgi nepakelsiu to atlyginimo tavo fiksuotą, bet galim susitarti dėl priedų prie algos, ar ne, nuo pardavimų daleiskai. Tarkim, man tai labai teisina. O apie kokį procentą kalbame? Nu, aš manau, nuo 5 iki 10. Aš galvoju, šiaip apie 15 vis tiek pardavimai nėra taip lengva. Ne, žinau, Karoli, nu, pats, žinai, sunku dabar, 15 dar ne šiandien. Nu, bet tarkim, 10 būtų įmanoma. Jeigu tai. Linkęs į mažesnę pusę, aš kaip iš darbdavio pusės. Tada leisim 8, ne? Dabar čia tarkim pirmus metus. Na jo, tai žiūrėsim kaip situacija. Gerai, Karoli, tariamas taip, kad 8 procentų prie tavo fiksuotą atlyginimą. Tinka taip, ar ne? Jo.
Tada skambintis personalo vadovui, pranešė šiai, kad tu ateisi, pakeis tavo darbo sutartį ir bus viskas iššūna. Taip, man čia viskas tinka, bet ar būtų galima dar po kurio laiko ateiti pas jūs, gal apšnekėti tą situaciją, galbūt galima būtų pakeisti į geresnį. Ką, aišku, pradžioje reikia susitarti vėl. Gerai, super. Tikrai, aš tikrai su padėkoti. Gerai, Dėkui. Iki.